Sveiki atvykę į Kintown Ride kanalą. Šiandien ką ir vėl keliaujam trumpų maršrutų. Pasirinkau. Tai važiuosim šiandien iki Medininkų pilies. Prieš tai dar užsuksim į, nežinau, kaip ten, Moto Boris trasa kažkokia tai, prie Kalvelių, čia Vilniaus rajone. Ir ten vyks kažkoks MX show. Mačiau Facebook'e renginys yra. Tai pasižiūrėsim, ką ten įdomaus mums parodys. Koks ten tas show bus. Beje, va, supratau, kaip daugmaž su Osmo tuo GPX trackeriu naudotis tą programėlę. Tikiuosi dabar nenugribausiu, kaip praeitą video, kur ten stovėjau 2 valandas, bandžiau įsiaiškinti, kaip ten kas. Galvoju, antrą dieną iš eilės išvažiuosiu, kažkur pasivažinėsiu, nes, kaip sakoma, pagalvojau ir prisiminiau, kad visgi Lietuvoje sezonas yra trumpas, kas motociklais važinėt. Tai galvoju, reikia naudotis progą. Pakol šilta, gera, nes po to žiemą teks liūdėti. Sakau, pakol yra galimybės, reikia važinėti. Lemba dainadidžias nepramest. Kaip bala. Lemba, ką pagalvojau, kad nei kartą per balą nesu važiavęs su balsu. Geras. Vis pasižiūrė galinį vidurdėlį ir daiktažiai yra. Oi, smėlis. Visgi įsiaiškinu, kas čia per padarai. Tai čia gulbės, gulbės, sakau. Šitie žąsys laukinės. Praeitą video, blemba, žiūriu ir nepagaunu. Po to, kai montavau video, pagalvoju, sakau, blemba, yra naminės žąsys tos. Josgi tokios pačios. Ir tie snapai. Bet aš nežinau, kad jos po 2 porom skraido visą laiką. Irgi turbūt susiranda porą. Ir draugauja visą gyvenimą. Reikia kartus į navigaciją pasižiūrėtų, tai žioplysiu, va kaip ir dabar. Suprantu, čia. Palauk. Čia berods rodo. Nu, davai, čia važiuojame. Oi. Ar tikrai čia? Kažkaip nelabai tikiu. Bet gal. Kur iš čia dabar?
Blechai, nežinau iš tikrųjų. Reikia planuotis turbūt ilgesnę kelionę. Nusipirkt šitą palapinės su visais miegmaišiais. O, kokios karvės įdomios. Kažkokios tai... O, elniai ar kas čia? Ar tie? Nu, elnių šitie giminė. Reikia nusipirkt, sakau, nusipirkt. Susiplanuot kokį... Ai, tu savo kaip čia išvalgy viską. Susiplanuot kelionę ir kažkur tai lėkt toliau. Nes, blecha, važiuoju dabar nematytam vietom. Belekas. Važiuoji, savo kaifuoji. Gamta. Mėgaujas. Būtų visai belekas, kad jeigu šitas turėčiau ten kokius sponsorių, sako, važiuok į kokią Afriką. Večiu mirčiau aš ten. Da važiuočiau, sugestų motociklas, be vandens važiuočiau ir užsilenktis gulėčiau kur dykumoj. Tai gal ne, reikia išmokti. Bet jeigu poroj su kažkuo tai, su kokiu mechaniku, gal vis ar nieko. Bet ne, visgi. Vienam įdomiau, nes visą laiką reikia derintis prie kažko tai. Oi. Jau geriau vienam. Ramiai suvažiuoji, kada nori, sustoji, pavalgiai, pakimarinai. Koks įdomus. Geras. Dabar čia įkrenta žuvis. Antis. Kitokį nei vakar matėm. Nu, kažkaip per ežeras. Ilmytės tvenkinys. Kaip įdomi čia. Ką sustojom pasižiūrėti maršrutot, kaip ir viskas tvarkoj. Čia du tokie kalveliai yra. Kaimai, čia skaitos ir kas čia. Ne, va tokie tai keliai, nu belekas. Malonu važiuoti. Bam, medis ant galvos. Nu jau šią savaitę turėtų atvykti. Chin Mountas tas. Tai turbūt, kad bus daug geriau nei su šituo. Nes nesąmonė iš tikrųjų. Ir apačia man. Susisega, nors šiaip nesąmoningai atrodo. Jeigu su šitą daiktadačią, tai turbūt, kad jinai iki Afrikos neišlaikytų. Taip. Kur dabar turbūt? Oho. Tramplinas. Įdomu būtų, ar pašokčiau, bet iš priekio toks pats važiuoja. Ir vienas į kitą, oho, geras. Nu čia turbūt, kad kebra varinėja. Šokinėja tai tikrai, kad... Geras. Bus daugiau skilsų, tai galim bus važiuoti, kada čia pašokinėti. Nes čia turėtum pašokti. Jeigu taip važiuoti kokius, nežinau, kelionę kokį ten 1000 kilometrų ir va tokiais keliukais, tai čia pasaka. Man įdomu, kodėl va taip palieka medžius. Viskas iškirsta ir kelis tik palieko, ar jie ten sugedę, ar kas. Parašykit komentaruose, kas supranta, kodėl palieka. Nes kartais atrodo ir tas gražus medis, bet vis tiek nenukirstas. Gal kad žiedadurkės tas kažkokias tai skleistų ir toliau, nu jo, kaip sakoma, miškas augtų. Ne, nepagauna esmės. Lemba pasaka, čia eina savo. Skrisk. Atrodės, saulutė švietė, dabar čia pasislėpė. Saulė šviečia, vis tiek kažkaip maloniau važiuoti.
Ё-моё. Einu savo. Bliacha, vos ne nuo vandenį nepaguldžiau. Nu, taip žmonės ir susilaužo kojas. Štai čia mano svorio centru tai. Ai, ir neatsimenu, ar sakiau, nesakiau. Tai šitas. Į tą. Neatsimenu, kur mes dabar važiuojame net. Kaip tas miestas vadinasi. Ne Merkinė, palauk. Ai, nesvarbu. Nu, ten yra pilis kažkokia tai. Ir kažkokį aukščiausią Lietuvos tašką važiuosime. Ar kalną? Nežinau. Kažką ten tokį ChatGPT sakė. Tai aš net nežinau, kad čia taip arti. Vilniaus yra tas aukščiausias tas taškas. Ar ten kalnas? Nu, matysim. Oho, kiek medelių pasodinta. Bandymas. O bus bairis, jeigu reikės suktis atgal. Ajaba. Nu jo. Manau vis tiek. Vais pravažiuoti. Eina načio. Oh my god. Ką daryti? Jo, nu ką. Nelabai yra išeities. Aja, papa. Nu, čia aš susiradau kelią. Greitesnį. O viskas prasidėjo nuo to, kad nenorėjau grįžti. Kelią, kur važiavau. Čia mažai liko. Tai kiemai važiuosiu, močiutės kokios. Turėčiau čia kažkur tai išvažiuoti. Gyvybė svarbiausia yra kažkokia tai. Taip. Mėlynės. Dar stipriaus nerglys pradėjo bėgti. O žmonės galvos, ką iš čia aborigenus daro. Nu jo, čia tai adventure. Jau užpakalį skauda. Lemba, kaip įsigandau. Žiūriu, jaučiu kažkaip sunkiai važiuojasi, galvoju jau padangai pizė. Bet viskas. Kas šį per garsus kažkoks tai. Gamačiau, apsitvėrė kiekvieną galą. Išvažiuok tu čia man dabar. Eina, na. Mišku buvo lengviau važiuoti
Dabar ten, kur žmonės gyvena, eina načiart. Ir kur čia išvažiuot? Eina šikt. Ten kažkokia tai tvora yra. Blecha. Tuoj pasidarysim kelią. Va, žmogus sakė, kad... Kaip sakot? Labai gerai. Tai pravažiuosiu tikėtinai. Tai va, įmanoma pravažiuoti. Čia dabar reikia žiūrėti, kur čia geriau. Piausia neskubėti. Oi. Padangos neprasidurt. Oi. Taip. Давай. Ага, kasasi, blecha. Muka. Ai, nu, čia. Gerai, kad apsaugos nusipirkau. Per tolimus įsijungiau. Blecha, ten jau buvo mažai trūkę. O tai kodėl aš čia šonu nevažiuoju? Nu jo, blecha, irgi protas. Va, savo šonu galiu važiuoti savo. Ir viskas. Ai jo, papa. Nu jeigu čia taip kristi ir kanopą susilaužysi. Davai. Kintaunė. Oi. Gerai, kad jis dar netoks sunkus. Davai iš šono važiuojam. Būtų kitos padangos, būtų ledas. Eina sau. Blecha, tos šakos eina peklon. Eina našiu. Aleliuja. Nu jo, pasirinkau trumpesnį kelią. 100 metrų, dabar jau bus lengviau. Erkių prisirinksiu savo, bus visai gerai. Ai, ne, trumpesnių kelių neieškosiu. Va. Enduro, blema. Eik tu savo. Aha. Kaip dabar čia išvažiuoti? Į griovį tiesiai. Gal čia geriau? Nu jo. Nu aš ir pasirinkau kelią. Pizdėts. Eina, na. Reikia sustoti kažkur tai apsižiūrėti. Pasižiūrėjau, tai kaip ir viskas tvarkoj. Jokia šaka niekur nedindus. Ne, dabar reikia paprastų kelių pavažiuoti. Nes aš žiūriu dar 30 km, blecha, liko. Kažkaip aš apsiskaičiavau čia. Tai geriau keliu paprastų pavažiuosiu, va, žvyrkeliu, nes tvartin viskas pasibaigs, po kol aš čia davažiuosiu.
pakol važiavau, tai aš kaip supratau, viskas ir pasibaigė. Nu jo. O aš galvoju, čia dar ilgai bus. O čia, kaip supratau, pasivažinėjo biškį ir tiek. Karoči. Nu va, veiksmo yra. Hakėjai keistai girdisi, klausosi tie elektriniai. Pats sakė, vienas batarkis kaip ir nelabai užtenka, jeigu gerai spaust. Ką pabuvom renginyje, visai įdomiai, galvoju iš tikrųjų, kad nieko nebus, bet visgi buvo chebras, nes ten tik tas, kur šakinėjo, tas, nu, tramplino, ar kaip tas rampos, tai jo tik pasirodymas baigės. Šiaip nemažai ir žmonių buvo, tų pačių dalyvių, pasivažinėjo. Ką mes tęsim kelionę. Mums liko realiai iki finišo 20 km. Tai žiūrėsim, kiek čia užtruksim. O aš ką supratau, kad ten man baladuojasi ta daiktadėžė, bet ten, kai yra tokie laikikliai iš apačios, jie yra guminiai ir jie turbūt... Oi, blecha, ne čia važiuoju. Tai turbūt, kad kiniečiai sugalvoja taip, kad... Palauk, kaip čia dabar? Kairė? Kiniečiai... O jumai. Sugalvoja taip, kad specialiai jis nesuplyštų. Nes jeigu tu neduosi laisvumo, tas gali ir suplyšti. Ai, blecha, va, kelias. Va. Ne, čia tokie keliai tik belekas. O, va, savo žiūrų. Labai patinka. Po to jau atgal, kai minsiu namo, tai rinksiuos tik asfaltą, sau ramiai prasivažiuosiu, jau nebekankinsiu. Nes gerai čia tokių maršrutų, kai važiavau, gerai čia pakratė. Reikės, manau, susižiūrėti, ar nesisuko visokie varžtai. Ką, toliau minam. Ne, man taip nenuvažiuot, kad kuro užtektų, nes 120 kg. Bet mes jau arti labai, tai... Nesuprantu, kur dabar mane navigacija nuves, ar iki to pilies Merkinės, ar to aukščiausio kalno. Ne, bet irgi toks žvyrkelis platumo. Majo. Liam, reikia stebėti visą laiką tą navigaciją. Oi. Oi. Visi žiūri, savo važiuoja ir pada žiūriu posūkius. Kažką čia... Nu, žiūrė, va čia tas kelias, kur aš važiavau. Ne, čia...
kažkas ne taip. Čia gal reikės... Lauk, aš net nesuprantu, iki kokio aš taško dabar čia važiuosiu. Ar kitos pilies. Čia reikės Google navigaciją įsivesti. Nu jo, buvo 13 kilų, dabar 15 rodo. Tuo į Baltarusiją įvažiuosiu, bus visai bajeris. Nu va, realiai pievą kažkokį čia rodo. Ir tipo dabar kelias va taip turi eiti. Nu tai kur čia tu išsavais? Kur čia tas kelias tau? Nesąmonė. Lemba, ten gal tikrai, kad tas ta pilis Baltarusijų kokioj. Karočiui, minam čia. Aš nesuprantu. Achtung! Ai, žinokit, įsijungiau aš tą Osmondą, įsijungiau Google Mapsus, rodo visai 4 kilometrus. Ten gal jis rodė kokį šitas tą kalną didžiausią. Nu, važiuojam dabar iki pilies, o tada varysim kito kalno pasižiūrėti. Va, kažkokį tai medininkų pilis. Tikslas beveik pasiektas. Bet aš nesuprantu, kur mane visai kitą pusę vedė. Va, oho. Geras. Kuo įdidumo. Čia realiai kaip Trakų pilis kokia. Įdomu, ar įleisti gidų pasivaikščiot. Geras. Įėjimas mokamas. Nu, pasižiūrim, kiek ten kas ten įdomaus. Va, taip pasižiūrėsiu. Tas bokštas realiai, čia nieko nėra daugiau. Nu, va, realiai, tik vienas tas bokštas. Ir viskas. Tai jau čia nieko. Va, virtualus gidas dar yra. Nu, katapulto ar kas čia? Ne. Neapsimoka. Tai realiai pasižiūrėjau, kur čia kaip ką toliau važiuoti, iki to kalno, kur bent jau mane vedė Osmo. Tai realiai čia yra siena Baltarusijos ir Lietuvos. Tai mane kažkodėl tai tas taškas vedė į Baltarusiją pačią. Nes mes esam čia ir čia realiai va siena eina. Tai gerai, kad nepaklausiau aš to Osmo. Tai piliką pamatėm. Daugiau niekur nevažiuosiu to kalno. Tas kalnas ir būtų aukštas. Tas tipo didžiausias yra Baltarusijai. Na, gal dar pasigūglinsiu namie. Nu, o dabar, ką, va dar va, bažnyčia kažkokia tai graži. Kelionė kaip ir pasibaigė. Toliau minsiu ir nefilmuosiu, kai važiuosiu keliu. Ten nieko įdomaus. Dar užsuksiu kažką pavalgyti. Tai ką, ačiū, kas žiūrėjot. Pasimatysim kitose video. Iki.